Gerą dieną visiems, esu Vilmantas Parvaitis, gal daugelį ir žinom. Čia matau, reikėtų kalbėti apie problemą, o pagrindinė problema, kurią daug metų žinau ir žinot jūs visi, tai yra, kad mūsų valstybė paversta beteisė teroristinė valstybė, kurioje nesilaika Lietuvos konstitucijos ir įstatymų. Nekalti žmonės nepadarė jokių nusikaltimų, sodinami į kalėjimus, kalinami ilgus metus. Tai ką mes galim pakeisti, nepaėmę tos valstybės vairą. Norint kažką pakeisti, negalim svaičiuoti apie čia visokius, čia daug ir protingų dalykų pasakyta, bet esmė yra ta, mes nieką nepakeisim, kol mes neturėsim tos valstybės vairą. Taigi, pirmiausiai, kaip reikėtų valstybės vairą, čia priimti sprendimai, ne kokie turėtume. Tai vat pirmiausiai turėtumėm būti vieninga opozicija, tai, tariamai ten irgi Seime, taigi daug metų opozicija, bet ten taip nėra. Ten yra, vieni ir tie patys, tik tai pasikeičia. Vieni vienais metais, tenai 4 metus pasiriš, kiti kitais 4, o tarnavimas vyks ne Lietuvos žmonėms, bet globalistams, kurie susvaiga visą planetą Žemę paimti savo rankas ir nusavinti nuo žmonijos. Taigi, nesvarbu, kad visas valstybinės įstaigas tur tarnauja žmonėm, bet jos netarnauja žmonėm, nes visas valstybės įstaigas yra okupuotas tų, kurie nupirka tuos, kurie valdo mūsų valstybę. Valstybė yra pilnai užvaldyta ir valdoma gerai organizuota nusikalstama susivienimo pagrindu. Tai mes galim nori ir ekonomiką kalbėti, ir dar apie ką, kokie mes čia gražus visi susirinkom, o problema yra tame, kad čia mūsų mažai susirinka. Mūsų čia turi būti susirinkus didžioji dauguma Lietuvos. Norint kažką pakeisti, mes turim ne vieni prieš kitus kovoti. Kaip yra ten. Tas bloks, aš geras, aš tą padariau, kit sako, tas bloks, aš tą padariau, vieni ant kitų. Kol visi opozicijos, tie tokie lyderiai, ar kaip jos pasakyti, kol jie nestovės vienam tvirtam rate, tai tol niekam mes galim svaičioti, čia laikas bereikalings leidims. Tai gerbkim tos žmonės, kurie organizuoja tokius renginius ir kvieskim, kad nusiimkim didybės karūnas, išgykim nuo didybės manijas. Čia turėjo būti šiandien visi žinomi pagrindiniai intensyvus tokie žmonės, kur veiklų žmonės. Bet aš jų čia šiandien nematau. Matau Taurs, Nendrė, kurie daug metų tą patį. Kurie tokie žymesni. Daugiau kažko nėra. Kodėl nėra Tutkaus valdą, generolą? Jis turėtų būti čia, Tutkaus valdas turėtų būti. Turėtų būti Eduardas Vaitkus, turėtų būti Erika Švenčionienė. Esu giliai įsitikinęs, kad turėtų būti ir Antanas Kandrotas, nors daugeliui kam čia ir nepatinkai. Kol mums kažkas tas nepatiks, mes turim išgyti nuo didybės manės ir kur čia, naikinti savyje egoizmą. Sunaikinkim savyje egoizmą. Aš niekada niekur nesiekiau būti aukščiau kitų. Aš norėjau visada ir dabar noriu, kad visi būtumėm lygus ir vieni kitiems padėtumėm, o ne vieni prieš kitus kovotumėm. Norint nugalėti šitą supuvusią sistemą, mes nebegalim kovoti vieni prieš kitus. Mūsų tikslas yra vienoks.
Mes neturim būti atskiruose grupelėse ir vieni ant kitų lot kaip šunys. Mes esam žmonės ir mes esam žmonės. Va ir dabar, negašauk, negašauk. Tai vat patarė, iš viso, vat, manau, vat, jeigu žmogus šnek, tai neturėtų būti pertraukiamas. Tai vat, viskas tada, jeigu jau liepia nebešauk. Ačiū už dėmesį tiek, dar kažką pasakyti. Darbai? Tai vat darbai ir turbūt nusiimti didybės karūnas, įsigydyti egoizmą ir paspausti vieni kitiem rankas, nustoti vieni ant kitų loti ir vieni prieš kitus kovoti. Kovokim už Lietuvą, vyrai. Aš turiu omeny, dabar yra laisvas mikrofonas, turėkit omeny, pasiūlymai, jie nebesiregistruoja. Tai vad gal, jeigu yra iniciatyva, pasisakyti dabar žmonės gali, bet reikėjo anksčiau registruotis ir va tada būtų kitaip. Renkamės, kas sėdėsi, kad ateitume čia dažniau. Mūsų problemų akimta valgyti mūsų valstybę. Atsijimti ją galime referendumas. Mūsų balsas. Mūsų tautos balsas. Niekas mums negali pasakyti. Negalima uždrausti ar dar kažką pasakyti. Tai mūsų tautos. Todėl mes turime, žinot, patarnį lašas po lašą. Mes turim kalbą į vieną vietą.